Makrofotografija. Makrofotografija tai iš tikrųjų tokios nuotraukos, kai mes nufotografuojame objektą stipriai didesnį negu jis yra realybėje. Kitaip tariant, ant ekrano mes objektą matome padidintą, kai peržiūrime nuotraukas. Pavyzdžiui, galima paimti kažkokį akmenėlį ir prifotkinti jo išdidintų nuotraukų ir ten pamatyti, pavyzdžiui, kriauklelės, kurių mes plika akimi nematome. Pati makrofotografija labai išpopuliarėjo atsiradus mobiliesiam telefonam, kadangi jie dėl savo mažų matricų arba mažų jutiklių turi gana neblogas galimybės fotografuoti makro nuotraukas. Tačiau be abejo, kaip ir viskas, jie turi savo apribojimus dėl šviesos kiekio. Ir dažnai tie jutiklių taškeliai būna labai mažyčiai, dėl to mobilūs telefonai būna labai jautrus apšvietimui. Palyginus su fotoaparatais, pavyzdžiui, pilno kadro, kurių pikselis yra daug kartų didesnis iš tikrųjų negu telefonų. Tai pabandykime apžvelgti, kokius mes turime variantus fotografuoti makro nuotraukas ne telefonu, bet su fotoaparatu. Nes juk atrodytų, taigi mes paimame fotoaparatą. Jeigu mes norim kažką tai nufotografuoti didesnio, čia šiuo atveju yra fiks objektyvas, mes atrodytų prikištume biškį arčiau ir turėtų gautis tos nuotraukos didesnės. Bet dėja, dėl optikos savybių tai nėra dažnai pasiekiamas rezultatas, nes objektyvas turi minimalų fokusavimo dažnį atstumą ir dėl to mes taip paprastai tų nuotraukų negalim gauti. Dar yra variantas, kuris būna pas kai kurios fotoaparatus, dažniausiai kurie būna su gatavai prišriubuotu objektyvu. Čia yra mažos matricos fotoaparatas. Yra tokia gėlytė. Reiškia, ta gėlytė būtent reiškia makro režimą, kai fotoaparatas perstumdo viduje objektyvo lęšius ir tada objektyvas nebegali fokusuoti begalybę, tačiau gali fokusuoti prie pat ir galima nufotografuoti ne ką prastesnius makro kadrus, negu mes padarytume mobiliu telefonu. Tačiau vėlgi, šitas fotoaparatas yra su mažu jutikliu. Ir kalba šiame video eina apie didesnio jutiklio APS-C arba pilno kadro fotoaparatų, žodžiu, makrofotografiją. Tas linzės perstumti realiai ant kai kurių objektyvų, čia yra M raidė, reiškia, ant kai kurių objektyvų būna užrašyta ten makro visai. Jie turi arba jau tas pačias visas optikas savo taip sudėliota, kad galima biškį arčiau prikišti. Pavyzdžiui, šiuo atveju man labai patinka DDR gamybos Pentacon 50 objektyvas, kuris turi tokią optinę struktūrą, kuri leidžia su juo daryti ir įprastas nuotraukas, ir pasukiojus biškį daugiau daryti labai gražius makro kadrus. Dabar čia su savim neturiu, bet parodysiu Nikoną. Tai reiškia, šitas Nikonas, čia jeigu žiūrėt fokusą, jisai sukiojasi, tam tikrą, kaip sakyti, apsisukimų kiekį, bet jeigu mes atitrauksime iki 70 mm, tai realiai, matot, čia yra fokusavimo, kaip sakyti, atstumas. Jisai čia girdisi net, kaip pereina į makro režimą ir dar turi papildomą tavo pusę apsisukimo, kur yra kita spalva pažymėta. Tai reiškia, su šito objektyvu mes, galim nufotografuoti kažką panašaus į makrofotografiją. Tačiau tai nebus iš tikrųjų kokybiška ir, sakykime taip, labai įdomi makro nuotrauka padaryta su juo, nes tas, kaip sakyti, objekto perteklinis padidinimas nebus reikšmingas. Ką daryti? Pats pigiausias būdas, tai būtų tiesiog paimti papildomą linzę. Šiuo atveju matot pats paprasčiausias padidinimo stiklas, kuris beje kuo geresnės kokybės
tuo geresnė bus ta nuotrauka. Ir fotografuodami tiesiog mes jį laikome priešais objektyvą. Geriau parinkti tokį lupos dydį, kad neišeitų kaip nors braukyti arba priliesti, reiškia, to pagrindinio fotoobjektyvo stiklo. Ir per šitą bent jau mes galime pasižaisti. Reiškia, ko mes, kaip sakyt, turėsim geresnį šitą objektyvą ir geresnį šitą stiklą, tai to gražesnės bus makro nuotraukos. Aišku, čia yra pats pigiausias būdas. Šiek tiek įdomesnis būdas yra užsukami filtrai. Reiškia, visokios šiais laikais ir kino kompanijos, ir galima rasti senovinių visokių ten minolitos ir panašiai tų stiklų. Reiškia, tai yra makro filtrai. Reiškia, ta linzė jau yra pagaminama normalio objektyvų gamykloje ir jie mes galime kaip filtrai sukti. Ten būna gatavai jau surašyta, kiek ten jisai didina, kiek jisai ten ką. Ir šitie yra, toksai gana įdomus variantas. Tačiau yra tokia problema, kad šitie stiklai nėra iš anksto apskaičiuoti objektyvo konstrukcijoje, kur čia iš tikrųjų yra kelios lęšių grupės. Ir dėl to įvairios optikos korekcijos pradeda veikti neteisingai. Ir labai dažnas atvejis, kai mes turime šitą, reiškia, priekyje stiklą, mes priversti arba fotografuoti nespalvotai, arba paversti po to kompiuteryje. Arba kažkaip tai tą dirbti su tai spalviniais šešėliais, vadinamom chromatinėm aberacijom. Bet kaip už ten 3-4 eurus mes galime ir didelio paimti kokią nors lupą ten, bet čia aišku visai jau tokia paprastesnė gaunasi. Ir tiesiog ją kažkur tai laikyti priekyje fotoaparato. Bet sakau, čia toks yra labiausiai pažaidimas. Antras, kaip sakyt, sudėtingumo lygis ir pagal kainą yra makro žiedai. Makro žiedai iš tikrųjų nieko ypatingo nedaro. Jeigu su lupa mes tolindami, artindami, galime keisti šitą šešėlį, ta prasme jo fokusavimą. Tai visiškai analogiškai ir objektyvas. Jisai veikia kaip lupa. Jeigu mes turime čia objektyvą, jis tiesiog įsistato čia. Ir, reiškia, čia ta atėjusi šviesa būna susifokusuoti tiksliai jutiklyje. Tai atitolindami objektyvą, reiškia šitaip čia šitie žiedai ardosi. Mes galim pasirinkti, koks mums šiuo metu reikalingas didinimas. Ir atitinkamai susikomplektuoti, kokio mes šitą atstumą norim. Ten iš tikrųjų, jeigu mes turim daugiau tų žiedų, čia yra standartinis jų sriegis ir mes galime, pavyzdžiui, sujungti kelis, taip. Tik yra kame reikalas, kad kuo daugiau mes didinam, reiškia, tuo mažiau, tuo labiau pagrindinė šviesa, kuri čia sufokusuota, tuo labiau nesklaidosi. Reiškia, jeigu mes 2 kartus padidinam, reiškia, ant jutiklio 2 kartus užtemo. Jeigu mes 4 kartus padidinam, ant jutiklio 4 kartus užtemo. Ir jeigu tas objektyvas, kurį mes čia tvirtinam, nėra labai šviesus iš savęs, tai mums labai greitai pradės trūkti šviesos. Tai makro žiedai, ką su jais reiktų žinoti, kad jeigu jungiame, pavyzdžiui, tokį elektroninį objektyvą, kuris neturi išorinių diafragmos reguliavimo taškų, tai mums kažkaip reikia tą diafragmą patiems valdyti. Tuoj parodysiu, kaip tai daroma. Ir čia šitoje vietoje yra tam tikros rizikos. Tie žiedai, kurie leidžia automatiškai fokusuotis ir valdyti diafragmą tiesiai iš fotoaparato, jie yra brangesni, jau jie 50 gali eurų kainuoti, mandresni iki 100 eurų. Tai čia jau toksai gaunasi biški didesnė investicija, kuri, reikia žiūrėti, ar jinai reikalinga ar ne. Nes vien pasižiūrėti, kaip gaunasi, ar kažkas gaunasi, galite tiesiog su lupa, jeigu užveža, taip sakant, makro fotografiją, jau tada galime biškai daugiau painvestuoti. Tai kalbant apie daugiau investuoti, aišku, vienas iš sprendimų būtų įsigyti specializuotą makro objektyvą. Jie pas Nikoną vadinasi mikro kažkodėl tai, bet, pavyzdžiui, pas Tamroną vadinasi makro. Čia galima šnekėti daug, bet, kaip kas nori taip vadina, nes, iš esmės mes mikro pasaulį padidinam. Tai ir gaunasi mikro pasaulį padidinam, arba makro reiškia didinti.
Tai va, tai yra specializuoti objektyvai, apie juos daug nekalbėsiu, nes, kiek sumokat, tiek ir gaunat. Aišku, jų yra įvairių židinio nuotolių, kur kiekvienas turi savo pliusų ir minusų. Pagrindinis pliusas, minusas yra tas, kad kuo mažesnis židinio nuotolis, to jūs turėsit arčiau prikišti objektyvą ir prikišdami uždengsite šviesą. Reiškia apšviesti objektą, o makro reikia labai apšviesti, nes mes didinamgi. Kiek kartų didinam, tiek kartų reikia stipriau apšviesti. Reiškia, tai tokiu atveju mes patys uždengiam savo šviesą ir šiaip atsitiktinai galim bakstelti objektą, arba objektas, jeigu tarkim yra gyvas, kaip pavyzdžiui vabaliukai visokie, jie natūraliai įsigasta, kai prie jo priartėjo tokia didelė akis. Tai va, tai šiuo atveju pas mane komplekte ir yra 90-tukas, gana šviesus 2.8. Reiškia, jisai skirtas fotografuoti makro iš toliau. Jis yra net parašyta 1:1. Reiškia, kad minimalios distancijos metu, kiek jisai ten fokusuoja, šitas objektas bus lygiai tokio paties dydžio, va čia sufokusuotas ant fotoaparato matricos. Tai va, reiškia, o čia vat yra, nežinau kiek čia tas jo santykis yra, čia yra nepilno kadro fotoaparatui, šiaip labai fainas objektyvukas, sąlyginai brangus, bet nekalygint su profesionaliais, maždaug apie 200 eurų gali kainuoti netgi. Tai va, bet tarkim, gerai, mums čia brangoka, mes dar nežinom ar patiks. Tai mūsų draugai kinai yra sugalvoję tokį keistą daiktą. Turim savo kitinį objektyvą, reiškia, arba kokį nors geresnį objektyvą, ir mes galime jį apsukti. Esat juk vaikystėje žiūrėję, ir ne tik vaikystėje žiūronus, kitą pusę. Taigi labai stipriai mažina. O labai stipriai mažina, tai reiškia, kad mes gauname, reiškia, į kitą galą stiprų didinimą. Tai reiškia, mes tada galim padaryti taip. Mes prisukam šį čia žiedą specialų, kuris, reiškia, leidžia mums primontuoti šitą daiktą prie fotoaparato. Va, turim čia fotoaparatą. Primontuojam. Taip, kuris čia galas, čia tik nesusigaudyti, reikia nesuklysti, nes abu galai montuojasi. Va, primontuojam ir gaunam tokį keistą rankinį objektyvą. Čia natūralu, kad jokie autofokusai mums neveiks. Čia, kadangi zoom objektyvas yra, tai visai keistai makaluojasi. Bet nepaisant visų trūkumų, reiškia, optikos stiklas čia įtaka, pats objektyvas nėra labai šviesus. Kuo šitas skaičius mažesnis, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad objektyvas, jeigu įsivaizduoti teisingai, tai reiškia, kai šitaip, jeigu čia būtų fotoaparatas, gal numontuosiu šį. Va. Tai reiškia, kai mes turim objektyvą, tai reiškia, kuo jisai mažiau pritraukia, tai reiškia, tuo jisai ima taip plačiau. Tai reiškia, tarkim, 18 mm, tai jis ima labai plačiai, o jeigu mes užstatome 55 mm, jis ima daug siauriau. Normalu. Mums reikia didinti, jeigu čia objektas, mums reikia padidinti čia, tai reiškia, mes kuo milimetrų daugiau, tuo mes imsim siauresnį vaizdą ir sukišim jiem fotoaparato jutiklį. Kai mes apsukam visą tą daiktą, tai tas platus kampas ir tampa mūsų didinimu. Ir 18 yra labai didelis didinimas, nes mes, reiškia, paimam čia kažkokį siaurą šviesos spindulį ir jį išplečiam taip. Tai reiškia, mes tiek kartų įdidinam. Tai vienintelė problema, žaidžiant su šituo labai pigiu, ten apie 10 eurų gali kainuoti, 5 eurai tas perėjimas, mes turim kažkaip valdyti diafragmą. Su brangiais objektyvais aš jums nerekomenduočiau čia taip žaisti, bet su visokiam pigienom, tai iš tikrųjų nėra jokios problemos. Čia yra grinai mechaninė ausytė. Čia netgi turbūt gal įmanoma ir būtų ir pamatyti, kaip ten vaikšto ta diafragma. Bet patikėkit, ten vaikšto diafragma. Mes, reiškia, paimame popieriuką, kokį nors. Aš iš tikrųjų specialiai imu ilgą popieriuką. Iš pirmo žvilgsnio nepatogu ir panašiai, labai tinka čekiai, nes jie nedulka, nebyra. Ir aš kišu čia tą popieriuką, kad diafragma atsidarytų. Mums diafragmos uždarinėt labai neverta, nors makro
jau rimtesnėje fotografijoje dažniausiai uždaroma diafragma iki maksimalios ribos, kad būtų maksimalus ryškumas, bet šiuo atveju mums tai neaktualu, nes čia viskas toks etapas, jisai yra nelabai rimtas. Tai va, atsidarėm diafragmą, šitas daiktas kyšo ir jisai, matot, nelabai čia dar stabiliai, čia aš taip ant video darau, bet visą laiką primena, kad čia kažkas ne taip, nes jeigu jūs čia kaip nors įgrūsit labai kompaktiškai, tai paskui galite netyčia jungdami prie fotoaparato pamiršt ir tada, be reikalo galite sulaužyti fotoaparatą bežaisdami. Tai nėra gerai, o šitas popieriukas netrukdo, bet už tai visada primena, kad taigi čia įkišta, reikia ištraukti prieš jungiant į fotoaparatą. Na ir paskui jau mes nusistatom didinimą, kažkokį, tarkim, 24. Nors aš dažniausiai statau vis tiek 18, nes tai yra pats šviesiausias šito objektyvo, kaip sakyti, režimas. Na ir fokusuojam rankom. Tiesiog pasiemam. Netgi galima pabandyti būtų kažką tai parodyti, bet kažin atgausis. Ne, turbūt nesigaus, nes vis dėlto šiuo metu čia yra jam per tamsu, nors diafragmą aš atidariau. Na, žodžiu, neišeina pademonstruoti. Tai teks patikėti, prie ryškios šviesos viskas taip veikia ir iš tikrųjų kadrai gaunasi gana įspūdingi, nors ir nelabai ryškus, nes geriausia panaudoti, pavyzdžiui, kažkokius tai stovus, tarkim, aš makro naudoju fotografuoti šitą stovelį. Jisai toksai juokingas iš vienos pusės, bet aš čia dabar greičio, čia reikia kažkaip paspausti jo būdavo. Čia, žodžiu, pasistatom tą aparatą mūsų, čia pasistatom objektą, taip va. Ten kokią blikstę lempą, o ten lempą kažkokią, apsišviečiam normaliai, na ir fotografuojam. Tai va čia yra turbūt vienas iš pigiausių ir tokių juokingiausių, reiškia, makro priemonių, su kuriom iš tikrųjų galim padaryti visai įdomias nuotraukas. Na, apie tas technologijas visokias, kaip sakyti, yra visokių brangių objektyvų, yra tokia LAO firma, kuri specializuojasi praktiškai ant tų makro visokių, reiškia, yra profesionalių visokių apšvietimų, vadantistai naudoja, nežinau, dabar vadinasi odontologai gal, ar dar kažkaip ten jūs vadina. Jie irgi naudoja visokius objektyvus makro, kur gatavai integruotas pašvietimas, būna visokios makro blikstės, visokios ausytės, ten tos vabaliukus ir šaldo ir ko ten tik jiem nedaro, bet makro bendruomenės dažnai mėgsta kažkokius vorikus šokinėjančius fotografuoti, ten pas jos kažkaip skaitosi, kaip kažkoks tai lygis ir panašiai. Na, aš asmeniškai fotografuoju daugiausia augalus, ne šiaip sau ten buvo gėlytė nupiešta. Visokios faktūras, tekstūras, labai įdomu. Tai rekomenduoju ir jums pabandyti. Tai tiek pradžiai apie tą makro.